Sveiki, atvykę į Aurimo dvasinę kelionę. Ir mes čia truputį pažaidžiau su dirbtiniu intelektu. Žiūrėkime, kas gavome kartu. Šimtmečių senumo didinga kilmė ir visiškai moderni sąmoningumo paieška. Skamba kaip du labai skirtingi pasauliai, tiesa? Bet šiandienos apžvalgoje mes pasinersime į unikalią istoriją, kuri juos sujungia. Tai ne šiaip sausus genealoginiai medžiai ar dulkėti archyvai. Tai įtraukiantis pasakomas apie vieno žmogaus, Aurimo, kelionę. Kelionę peržengiančią laiko, valstybių ir net žemyno ribas. Bandysime suprasti, kaip praeities šaknis gali padėti atrasti tikrą giluminę vidinę ramybę mūsų greitai besikeičiančiame pasaulyje. Pradėkime. Šis fizinis istorijos antspaudas ant Aurimo peties nėra tiesiog dar viena stilinga kūno puošmena. Tai pati pirmoji jo tatuiruotė atvaizduojanti Kruposinų giminės herbą. Ir ši detalė yra be galo svarbi. Jis skirta asmeniškai pagerbti tėvo motinos bajorišką kraujo liniją ir giminės šaknis. Tai ne šiaip piešinys, tai būdas pačiame kūne visiems laikams įamžinti paveldą, kuris siekia šimtmečius ir reikalauja didžiulės pagarbos tam, iš kur mes esame kilę. Sako, amžinai įamžinti. Sakykim, jo. Mano visatoje amžinai. Svarbiausia, kad tėvas mano ir mama susitiko po 6 generacijų iš tos pačios bajorų šeimos. Jų tėvai susitiko, jo, pažiūrim toliau. O šios garbingos giminės filosofavė iš tikrųjų slypi pačiame jos pavadinime. Kruposinų klano šūkis išvertus reiškia prisiimti atsakomybę arba mūsų yra daug. Tai juk nėra šiaip sau skambus tušti žodžiai, ar ne? Tai pats pamatinis šios aristokratiškos kraujo linijos etosas. Jis labai aiškiai pabrėžia tą didžiulį istorinį svorį ir stiprią kolektyvinę tapatybę, kurią ant savo pečių nešė visi protėviai. Priklausimas šiai šeimai niekada nebuvo vien tik patogi privilegija. Visų pirma, tai reiškia pareigą, atsakomybę už savo veiksmus ir tvirtą bendruomeniškumą, keliaujantį iš kartos į kartą. Žvelgiant giliau į klano heraldiką, atsiskleidžia dar daugiau intriguojančių detalių. Herbe dominuojančios ryškios spalvos – auksinė, mėlyna ir raudona – anaiptol nėra atsitiktinis. Tradiciškai jos simbolizuoja kilnumą, dosnumą ir drąsą, o tai tiesiog tobulai atspindi pačios šeimos vertybės. Negana to, ši giminės linija veda tiesiai iki Jeronimo Polujano Gurčino. Jis buvo oficialiai pripažintas ir labai gerbiamas 17 amžiaus abiejų tautų respublikos bajoras. Tai reiškia, kad šeima priklausė aukštam aristokratiškajam šlektų luomui. Mes kalbame apie labai gilę, detaliai dokumentuotą ir istoriškai reikšmingą praeitį, turėjusią realios įtakos viso regiono formavimuisi. Bet kas tikrai atima žadą, tai pastangų mastas atsekant šią kilmę. Išsamus tarptautiniai archyviniai tyrimai vykdomi Lietuvoje, Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Lenkijoje ir net buvusioje Čekoslovakijoje patvirtina vieną visiškai stulbinančią faktą. Visi pasaulyje gyvenantis asmenys, nešiojantis Gurčino pavardę, turi tuos pačius bendrus protėvius, kilusius iš Lenkijos. Jokio atsitiktinumo, jokių paprastų bendrapavardžių. Kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo to, kurioje pasaulio šalyje jis dabar gyvena, yra vienos didelės, glaudžiai tarpusavėje susijusios kraujo linijos dalis. Sutikime, genealogijos pasaulyje tai yra tiesiog fenomenalu. Norint suvokti tikrąjį mastą, verta pažvelgti į laiko juostą. Šios giminės istorija apima daugiau nei 400 dokumentuotų metų. Jeronimo giminės medis prasideda dar 1600-aisiais. Vos po keliarių metų 1612-aisiais išsišakoja Aleksėjaus šaka, o 17 amžiuje matome oficialų Jeronimo Polujano Gurčino pripažinimą. Prieš mus atsiveria neįtikėtinai plati, detali ir, kas svarbiausia, gyva istorinė grandinė. Ji nenutrūksta, metai iš metų per karus ir neramumus, ji tęsiasi per šimtmečius, išlaikydamas savo unikalų identitetą.
Fizinis pačių šeimos medžių dydis ir plėtra tiesiog stebina. Nuo 1600-ųjų prasidėjusi Ieronimo šaka per amžius išaugo iki mažiausiai 430 užfiksuotų žmonių. Aleksėjaus šaka dabar vienyje mažiausiai 134 asmenis, bet labiausiai intriguoja tai, kaip šios šakos geografiškai išploto po pasaulį. Nuo savo pirminių šaknų rytų Europoje jos nusidriekia per visą žemyną, kirto vandeninę, pasiekė Šiaurės Ameriką ir netgi Pietų Ameriką. Tai neįtikėtinas pavyzdys, kaip viena kraujo linija per kelis amžius tampa visiškai globaliu reiškiniu. Ir visa ši didžiulė istorija atsispindi dabartyje per neįtikėtiną šiuolaikinį susitikimą. Aurimo motina Neringa ikimokyklinio ugdymo pedagogė, o tėvas Audrūnas profesionalus vairuotojas, tačiau šis santuoka slėpia kur kas daugiau nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Tai tikras istorinis fenomenas. Po ilgos atskirties, trukusios net 6 kartas, vėl susikirto dvi bajoriškos linijos. Tėvo motinos bajoriška linija susitiko su motinos giminės bajoriškomis šaknimis. Toks dviejų didingų istorijų susiliejimas po šitiek laiko daro giminės paveldo atgavimą ir jo pagerbimą dar įspūdingesniu. Tai gyvas įrodymas, kaip netikėtai ir žaviai susipina istoriniai likimai. Na, o dabar nuo plataus istorinio paveldo pereikime prie asmeninės tapatybės ir dvasinės krypties. Pradėkime nuo paties vardo Aurimas kilmės. Etimologiškai jis kildinamas iš labai senų lietuviškų šaknų. Dalis au reiškia augti arba daugėti, o šaknis rimti asocijuojasi su būsenomis ramus, taikus arba rimtas. Ši lingvistinė vardo analizė tampa nepaprastai svarbiu raktu, leidžiančiu giliau suprasti žmogaus prigimtį ir jo gyvenimo siekius. Ir iš to gauname tiesiog nuostabų apibrėžimą. Vardas Aurimas poetiškai išsiverčia kaip tas, kuris auga ramybėje arba tampantis vis ramesniu. Tai neįtikėtinai puikiai atspindi dabartinį gyvenimo kelią. Kalbame apie asmenybę, kuri yra nuolatinėje dėmesingo įsisąmoninimo ir dvasinio stabilumo paieškoje. Atrodo, lyg pats vardas, duotas dar vaikystėje, jau būtų užkodavęs kryptį ir lėmęs evoliuciją link gilaus sąmoningumo. Link to nenumaldomo siekio surasti tikrąją, nepajudinamą vidinę pusiausvyrą. Nu, palyginus su visais metalais dabar mažiau to yra. Jo, sakyčiau, vis ramiau. Benginau gerai, dabar jau monk modas. Tipo. Tačiau šios dvasinės paieškos jokių būdų netampa vien tuščiomis abstrakcijomis. Čia atsiranda ryškus ir netgi šiek tiek netikėtas kontrastas. Žmogus su tokia gila bajoriška praeitimi, dabar tyrinėjantis sąmonės prigimti, kadampa meditacijos centre vyralyje, savo smalsumą nuolat subalansuoja atlikdamas fizinį, žeminantį darbą. Pasirodo, vienas geriausių būdų Jo, žeminantį darbą. Tikrai daug pažeminimo būna. Nice. Gerai. žeminti ir prižiūrėti istorinius sodus ir sėsti prie autokrautuvo vairo. Tai puikiai iliustruoja labai svarbią pamoką. Tikrasis dvasinis augimas reikalauja stipraus apčiuopiamo ryšio su realu pasauliu. Žinoma, tokio lygio dvasinis augimas retai kada įvyksta visiškoje vienatvėje. Aurimo asmeniškai kuruoja patyręs gydytojas iš Liverpulio, daktaras Ralfas Brusatis. Jų bendra kelionė. Kuruoja, koks žodis. Ką nepatinka, kaip šneka dirbtinis intelektas. Į Izraelį nebuvo šiaip paprastos atostogos, ji tapo itin įtakingų transformuojančių etapų, suteikusių erdvė labai giliems ir kontempliatyviems pamokoms. Būtent toks tiesioginis išorinis palaikymas, mentoriaus išmintis ir reikšmingos patirtis padeda suvaldyti bei tinkamai nukreipti šias sudėtingas vidinės paieškas, suteikiant joms aiškią kryptį. Planuoju tikriausiai Ralfą atsivežti pas jūs visus giminės. Buvau pas jo tėvo pasaulinio lygio 1,6 milijardų įvertintos kompanijos namus. Nu, aišku, tie pinigai ten nesvarbiausia. Tai, bet gal atvarysime su jo, nes nevarau į aplink Baltijos balą.
apvažiuoti nuo pradžių, bet skrisiu į Lietuvą ir gal iššoksiu į mikriuką savo draugo šamano, pabuvęs Lietuvoje su juo ir pasimus. Tai jeigu dar iki čia dar žiūrėjot, tai kažką reikės suplanuoti. Dvasinė evoliucija turi labai konkrečius žingsnius. Pirmasis buvo suvokti ir susitvarkyti su ankstesniais tyrinėjimais, tais ankstyvaisiais bandymais pasinerti į sapnų pasaulį, kurie dažnai vyko be jokio gido ir galėjo būti gana chaotiški. Antrasis žingsnis jau reikalavo aktyvaus darbo, siekiant stabilizuoti protą, ieškant nebedrumstos, o visiškai aiškios sąmonės. Ir tai prieiname prie trečiojo, nepaprastai svarbaus etapo. Būtent šią vasarą aktyviai ruošiamasi priimti aukščiausiosios jogos tantros įgalinimą. Tai aiškus, labai disciplinuotas perėjimas nuo neapsitvirinimų tyrinėjimų prie griežtos itin aukšto lygio dvasinės praktikos. Sujungus visą tai į vieną visumą atsiskleidžia tiesiog žavus dualumas. Vienoje pusėje mes turime didingą Kruposinų paveldą ir jų pareigą prisijimti atsakomybę. Tai neša milžinišką istorinį svorį ir reikalauja didžiulės pagarbos protėvių atminčiai. Kitoje pusėje labai asmeniška, moderni praktika, kurios šerdis yra augimas ramybėje. Toks egzistencijos dvilypumas sujungia istorinę kilmingos giminės jėgą ir pareigą su be galo ramiu dėmesiu į savo paties proto transformaciją. Paaiškėja, kad šie du skirtingi poliai vienas kito absoliučiai nepaneigia. Priešingai, jie sukuria neįtikėtinai tvirtą pagrindą pilnaverčiam ir prasmingam gyvenimui. Apibendrinant šią analizę, natūraliai kyla vienas labai gilus ir provokuojantis klausimas. Kaip tiksliai 400 metų senumo protėvių paveldo ir didžiulės atsakomybės pagerbimas sukuria tą pamatinį pagrindą, leidžiantį pasiekti absoliutų protinio aiškumą ir vidinę ramybę, būtent šiandien. Galbūt tas gilus ryšys su mūsų pačių istorinėmis šaknim ir yra tas nematomas, bet esminis inkaras, kuris leidžia mums saugiai stiebtis ir pasiekti pačias aukščiausias dvasinės aukštumas. Apie tai tikrai verta pamastyti.